Alio, labas, dede. Labas. Ar tu parduodi Nintendo Wii? Ko? Nu, pristavkę prie televizoriaus Nintendo Wii. Klausyk, aš nepažįstu ir pisakit nahu, gerai? Dėde, kasgi dabar tu taip negražiai šneki? Duok man to grybo. Klausyk, aš nesuprantu, ko tu nori. Dėde. Čiau, papu, jaunė, tau vyras, susainė. Dėde, tu taip... Dėde, gal tu turi eisbosą? A kas? Eisparkamas, su mani šneki iš visą, būsą keli. O tu žinai, kas yra PSP, dėde? Kas? PSP. Kas? Tu vaiks, biškai sinagoga, reik pietų nagot, ko? Žinau, kad tu, blėd, vos būsų pratarį. Dėde, bet aš mačiau, kad tu skelbime parduodi Nintendo Wii. Kur tu? A gerda, aš parduodu savo nereikalingų daiktų. O po kiek? Jeigu nori, tik suprasti. Taip, dėde, čia 400 litų? Jo, 400. Nintendo Wii. Duot valandų, kiek nori. Gerai, dėde, kaimietė. O turi PSP? Kaip? O turi PSP? Taip, turiu, davai viskas. Tėte, čia turi dėdė PSP. A girdė, Taip. Gal iš visų nori, tai iš visų čiauksėt kaip pikinukė šuniuksė, girdė. Ką? Gal nori čiauksėt kaip pikinukė šuniuksė, nesuprantu. Noriu. To numerį, вообще. Noriu. Nori? Tuoj, dėdė. Davai, sakyk savo adresą, jaunėtą prakeik. Mano adresas yra Parsikevičiaus 12. Nu, rajoną, sakyk. Šilainė, Jasilė. Eik, to, blėd, jaunėtą iš visą dūskį, iš visą pikinuką, to, blėd. Parla. Tai tu neatvažiuosi? Dėdė. Taigi atvažiuok. Aš turiu Nintendo Wii. Galėsim paplėšti. Gerdi, ko tu šneki, gerdi per popierį, jaunėtą. O PSP, o jis bosą. Kaip tu šneki, gerdi. O jis bosą, nori? O gerdi, bet kaip tu ko teisę, gerdi, kad tu šneki per popierį. Tau patinka? Tave tu užveda, dėdė? Dėl ką tu šneki per popierį, gerdi? Per popierį būtų taip. Dabar per popierį, dėdė. A kaip tu šneki per popierį, aš tavo balsas visai netoks žmogus, balsas yra, gerdi. Dėdė, žiūrėk, o jeigu įstatai į Nintendo Wii. Na, kad tu šneki per popierį, gerdi. Dėdė, nesikeik. Ne, a gerdi, tu gerdi, tikrų tu esi, gerdi, davai, bazarą, davai. Tai atvažiuok, dėdė. Davai, tai real bazarą, ryšk. Na, kad tu šneki per popierį. Dėdė, atvažiuok pas mane. Slapuką tu įsijungi, gerdi per popierį. Kasgi? Tėtė! Tėtė, dėdė sako, kad turi Nintendo Wii. Bet jis nenori jo parduoti. Dėdė, ar parduosi man Nintendo Wii? Ką tau, nori, kad tu nori iš manęs perėti? Ar tu esi matęs, kas yra Nintendo Wii? Aš žinau, aš tarp kauto, tai daryko. Dėdė, o kai bus vasara, tu galėsi su manim varyti prie ežero? Galės, mūsų, ko žinau. Dėdė, o kiek bus 6 kart 17? Nekiek normalės su manim. Gerai, tai aš normaliai ir šneku, dėdė. Tu kam tu šneki per popierį? Per kokį popierį? Kad tu tavo žmogiš balsų, prant yra realus, yra sabain... Ašgi buvau nukritęs ant dviračių rėmo, dėlė. Buvau Wii. Kas buvo? Nesabrandaš. Nu kaip, aš kai buvau vyresnis, tada važiavau su dviračiu ir nukritau ant dviračio rėmo. Wii. Ir nuo tol ieškau, kur per skelbimą nusipirkt Nintendo Wii. Suprat? Čia tu nori nusipirkti? Taip.
Tai jau parduotuvėse yra. Bet aš radau skelbimą, kad pas tave pigiau. Ai, pas mane pigiau. Aš turiu už 50 pradai. O koks? Koks bebėgių? Koks? Bebėgių! Durnio minkstas. O tai kaip ši bebėgių? Bebėgių, esu. O su juo, jeigu nuo kalno važiuosiu, bus Wii! O, tai bus Wii, bet tik Wii. O į kalną kaip tada? Į kalną durnio minkstas. Supratau. O tai kur aš galiu atvažiuoti pasimt? Kur nori atvažiuoti pasimt? Taip. Į Kalabibiškę 3. O šia kuriam rajone? Kalabibiškę rajonas yra? Rokiškė 15. O kada galiu atvažiuoti? Dabar galiu? Kada? Tu visada būni namie? Taip, aš bedarbis esu darbaholis. Darbaholikas bedarbis tu? Taip. Ui! Va, taip. Va, tai gali atvažiuoti. Gerai, tai tete, važiuojam dviračio per. Gerai, gana žais su jumis. Ate. Nu, ką aš išnekėjau? Kas aš tu? Imsiu tau ir sakysiu, ką aš išnekėjau. Dieve. Nintendo? Žinok, kritau, aš buvau nukrytęs 3 kartus, kėliausi, kritau Oi, vėl. seniai, aš iš to juoko sušilau net. O, va tokį žmogų, ačiū, kad davė tokį žmogų. Jo, čia vargšė Inesa parašė mums laišką, taip ir nesuskaičiau. Sveiki vaikinukai, turiu tokią problemą. Man paskambina kažkoks dėdas ir ištvirkauja per telefoną. Man tai jau griso, bet nežinau, iš kur gavo mano numerį. Likoks tai atsiprašant pedofilas. Kad daugiau taip nebūtų, noriu paprašyti jūsų pagalbos. Tikiu, kad net ne prie manęs vienos priekabiauja. Tiesiog jį pamokinkite. Duodu galvą nukirsti, kad jam ne visi namie, o jau balsas žodžių. Jo telefono numeris yra 8628 94 822. Dėkoju iš karto. Prašau, užmėtinkit jį šiek tiek, kad telefonas neatsigautų. Tai vat, kaip sakant, varykime muziką. Žinai, padarom. Pilotai Rolandas ir Jonas linki jums malonaus skrydžio. Ačiū, kad naudojatės radistų avialinijomis.